Sveiki, tai ką, artėja dar vienos Eurolygos varžybos, bet dar galime trumpai grįžti prie praėjusių varžybų prieš Monako. Tai kaip labiau spėjau, kad Žalgiris laimės, tai taip ir buvo, nors labai atsargiai tą dariau, skaičiau, Žalgiris daugiau mažiau netgi užtikrintai laimėjo. Čia galim paminėti, kad Mėnulis buvo Monako komanda ir jis buvo kritime ir tas pasireiškė, kaip ir 10 būstas, favoritai, bet nieks neskliavo. Šiandien turime varžybas prieš Fenerbahčę ir aš aišku užklausiau, ar Žalgiris laimės prieš tą Fenerbahčę. Ir kągi, turime mes pirmą būstą Skorpiono ir jo valdovas yra Marsas. Marsas kaip ir labai stiprus Skorpione, tačiau 12 būste, kas gali rodyti, kad komanda darys klaidų tikriausiai, nes 10 būstas duoda tokią kaip ir neužtikrintumą, tokią miglą, galima sakyti, tai ne viskas klostys pagal planą, bet tai vis tiek yra stiprus Marsas. Turi kvadratūrą į Mėnulį, kas norėtų sakyti nelabai gerai, bet esu pastebėjęs, kad įtemptas aspektas į Mėnulį gali reikšti, kad komanda per negaliu bandys laimėti, tas įdės visas pastangas, kad įveikti priešininką. Fenerbahčė yra Jautčio valdovas yra Venera ir čia yra kritime kažkas panašaus, kaip buvo su Monako. Jie dar be to turi pietinį mazgą, kas dar mažina jų šansus laimėti, nors 10 būstą kaip ir neblogai. Kitas neraminantis dalykas, kad Venera turi recepciją su Merkurijum, tai vadinasi, yra vienas kito ženklai ir taip dalinasi tarpusavį energiją. O šalia Merkurijaus yra Saulė, kas dažnai indikuoja pergalę. Tai čia yra labai mane neramintis dalykas ir nežinau, kaip tai suveiks. Nes jeigu ne ta recepcija, skaičiau, kad Žalgiris tikrai yra daug arčiau pergalės. Prie dar mažų dalykų, kurie yra nenaudingi Fenerbahčei, galima paminėti, kad Venera turėjo poziciją su Fortūnos tašku. Taigi viską apibendrinus, manau, kad Žalgiris turi daugiau šansų nugalėti. Dabar galime apžvelgti rungtynių horoskopą. Taigi tęsime toliau prie pačių rungtynių horoskopo. Tai pirmas būstas Jautė, kas turėtų rodyti, kad bus stabilios, ramios varžybos. Venera mergelė, tai atidumas detalėms. Taip pat čia matome šalia yra pietinį mazgą, tai bandymas nekartoti buvusių klaidų ar kažko pasimokti iš ankstesnių dalykų. Tačiau turime pirmą būstą ir Urano, kas iškart įneša chaoso į tą Jaučio būstą. Taip antras būstas pakliūna į Dvynius oro ženklą, tai iškart greitina varžybas, juolab, kad Merkuris antro namo valdovas pakliūna į svarstyklės, kuris taip pat yra oro ženklas, todėl manau, kad tai turėtų būti labiau greito tempo varžybos. Toliau turime ketvirtame būstą Jupiterį, kuris, manau, labai padeda Žalgiriui. Tai sėkmės ženklas, juolab, kad dar aspektuoja į pirmą būstą, tai didelis postūmis Žalgiriui. Toliau turime daug planetų 6 būste, tai iškart rodo, kad svarbu atidumas detalėms. Kartais Marsas 6 būste gali rodyti ir traumas, ypač jei jungiasi su komandos planetomis. Toliau dar atkreipčiau dėmesį į Mėnulį 11 būste, kas yra fanai, tai turime didelį fanų palaikymą. Nors čia įtemptas aspektas su
pirmo būstų, kažkokie nesutarimai, bet iš esmės tiek Mėnulis 11 būste rodo didelę palaikymą emociškai. Pridėsiu Žalgirio horoskopą, kad pažiūrėtume, ką galima įžvelgti daugiau, tai tiek rungtynių Uranas, tiek Žalgirio Uranas pakliūda į pirmą būstą, tai vėl, kaip sakiau, duoda tokio chaoso. Čia gali būti tiek padėti, tiek pagerėti, tiek ir iš teigiamos pusės, tiek ir iš neigiamos pusės, bet kažkaip Uranas labiau suveikia dažniausiai iš neigiamos pusės, duoda tą labiau gal klaidų skaičių, nesusikalbėjimą ir panašiai. Toliau turime Saturną 3 būste, kas rodo, kad labai svarbu yra trenerio žodis, nes tai 3 būstas atsako už komunikaciją, tai trenerio žodis turi būti išgirstas. 4 būstas, kaip jau sakiau, yra namai ir čia mes turime Žalgirio šiaurinį mazgą besijungiantį su Jupiteriu. Tai toks yra teigiamas, labai daug teigiamos energijos, tikėjimo savimi. Tai čia vienintelis toks gali būti niuansas, kad dar nebus perdegtas tuo per dideliu noru. Toliau turime Jupiterio sąjungą tiek su Venera, tiek su čia pietinis mazgas. Tai kaip Venera turėtų rodyti, kad atidumas detalėms, taip atidumą detalėms Jupiteris viską dina, bet tuo pačiu, manau, čia gali būti ir taip, kad nes Venera vis tiek yra grožis, tai Jupiteris norės parodyti tą grožį ir greitas atakas, dėjimus ir dirblingą gražų žaidimą, bet čia yra pietinis mazgas ir tai gali rodyti, kad komanda gali kartais įstrigti tokiam žaidime ir per tai nukentėti, per norą parodyti gražų žaidimą. Prie pliusų Žalgiriui galima įžvelgti, kad Marsas yra netoli Marso, tai komanda vis tiek bandys rodys gerą fizinį pasiruošimą, fizinę kovą. Tai va, tiek prie bendras iš Žalgirio pusės. Gaila, neturiu Fenerbahčės komandos įkūrimo datos. Būtų įdomu pamatyti, kokie jų pliusai, minusai. Tai va, tai bendras rungtynių vaizdas toks, kad 7 būstas priklauso Fenerbahčė ir jie turi Marsą ir taip juolab dar turi gerą sąjungą su Fortūnos tašku, tai jėgos ir sėkmės jiem neturėtų trūkti, bet Žalgiris turi Jupiterį. Ir kaip matėme iš komandos horoskopos, Saturnas taip pat per 3 būstą, tai labai svarbu neperdegti. Jeigu susikontroliuos savo emocijas, bus įsiklausyta į trenerio planą, tai Žalgiris turi šansų laimėti. Bet ar taip ir bus sunku pasakyti, nes tiek vieni, tiek kiti turi pliusų ir tokių ne vienai komandai neturi labai didelių kažkokių išskirtinių pergalę rodančių pliusų, tai manau, kad bus atkaklios varžybos ir viskas spręsis nedidelių taškų skirtumo. Jau kad čia Uranas, tai tokio duos gali būti daug varžybų lūžio momentų, tik vieną, tiek kitą pusę. Taip pat turiu pasirašę žaidėjus, kurie manau, kad gerai pasirodys. Praeitas varžybas, manau, visi 4 daugiau mažai gerai pasirodė, kuriuos spėjau, kad gerai pasirodys. Skaičiau, Ulanovas netgi geriau pasirodė, nei aš pats tikėjausi, ypač 4 kėliny tik buvo labai svarbus žaidėjas. Šiom varžybom išskyriau Viljamą Gosą, Butkevičių ir Lanovą. Tai, kaip aš sakiau, nebūtinai jie taškais bus naudingi, bet dės didelį indėlį į bendrą varžybų tiekmę. Taigi viską apibendrinus, manau, kad laimės ta komanda, kuri labiau atkreips dėmesį į detalės, nepames galvos. Žalgiris turi, sakyčiau, šiek tiek
daugiau žvaigždžių palaikymo, bet svarbu bus koncentracija visų varžybų metu. Taigi ačiū uždėmesi, palaikinkit ir iki kitų kartų.